4 vieta tai tikrai labai aukštas rezultatas, tačiau žiūrint dabar retrospektyviai į greičio ruožą, tai 3 vietai mes pralošėm Ženeliui de Villiers su 1 sekundę, Naserui, kuris laimėjo etapą, pralošėm 40 sekundžių. Važiuodamas greičio ruožę, aš galvojau gaila, kad jau nebeturime naujų padangų, nes tikrai būtų labai geras sukipimas ir galėtume turėti daug laiko. Per vidurį greičių ruožo pavijom bagį, kur tikrai praradome porą minučių kaudamėsi su juo dulkėse ir paskui nuslydė nuo kelio. Užgesę, kai reikėjo įjungti atbulinį bėgį, tai aš labai vertinu šitą patirtį, labai vertinu 4 vietą. Labai džiaugiuosi, kad tas darbas, kurį mes darome, jisai nenueina veltui. Ir dabar dar užtikrinčiau žinau, kad einame teisingų kelių. Tai mes tikrai tęsime viską tolyn. Šiais metais kažko stebuklingo nebenuveiksim, bet tai bus dar vienas nemažas žingsnis į priekį. Nemažas žingsnis susipažįstant dar geriau su organizatorių komanda, duodant apie juos žinoti, su mumis jau sveikinasi varžybų vadovai ir visa kita. Tai, sakau, atsiranda visai kitas santykis ir tas mus labai džiugina. Ну, это пока 4-й, я думаю, что еще быстрых хватает, как обычно, интересней процесс, достижение уже не самое интересное. Но 4-й хорошо тем, что есть еще 3 первых. Это после первого стремиться уже сложнее куда-то. 3 Dakarai, 3 skirtingos patirtis. Pirmais metais labai daug klydom. Buvom pačiam Dakaro gale ir kovėme su savimi dėl išlikimo. Antrasis Dakaras buvom pakankamai greiti, bet visgi buvo tam tikrų techninių problemų, kas mus padarė stipriais viduriniokais. Šis Dakaras jau mes esame top 20 arba top 5, kaip tai nutiko visai neseniai. Ir iš tiesų tai yra visai kitas Dakaras. Visai kitas Dakaras dėl to, kad tu atvažiuoji labai anksti. Visai kitas Dakaras dėl to, kad į tave kreipia dėmesį kiti lenktynininkai. Visai kitas Dakaras dėl to, kad tave lanko teisėjai, kurie tikrina tavo automobilio stovį. Ateina organizatorių atstovai, kurie deda specialias kameras. Aplinkui tave skraido sraigtasparniai ir visa kita. Tai panašu, kad kas 30 pozicijų Dakare vyksta visai kitas gyvenimas. Ir man labai smagu, kad šiais metais pavyko pakilėti dar vieną laiptelį aukščiau, tam, kad pamatyti, kas tai yra. Ir aš manau, kad mes tikrai šiais metais gavom labai daug patirties, kitokios patirties negu jinai buvo prieš tai. Bet aš manau, kad tas bendras kompleksas nuo pirmų metų, baigiant dabar 3 metais, net nesvarbu, kaip jisai pasibaigs, tai bus tikrai labai stiprus dalykas ateičiai.